Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio per pastarąsias porą savaičių įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 41 ir 42 2021 metų savaitės. Vokietijos RWE Renewables apsilankė Klaipėdoje, kur domėjosi Lietuvos jūrinio vėjo parko projektu. Bendrovė prisideda prie eilės stambių vardų, kuriuos į regioną traukia atsinaujinančios energetikos megaprojektai. Taip pat buvo suvirinta auksinė regiono dujų sistemos jungties su Europa siūlė. Be to, jau mums pažįstamos bendrovės įrengs 200 MW galios baterijų sistemą, o regiono elektros perdavimo sistemų operatoriai paprašė ES finansavimo dar keliems sinchronizacijos projektams. Galiausiai, man už akių užkliuvo viena pramonininkų įsirengta saulės jėgainė. Kol nepradėjome, atsiprašau už vėlyvą tinklalaidės pasirodymą, pasitaikė itin užimta savaitė. Kita tinklalaidė, manau, pasirodys įprastesnių grafikų. O dabar prie reikalo. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnį kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius Amber Grid su Lenkijos kolegomis Gas System užbaigė dujotiekio tarp Lietuvos ir Lenkijos suvirinimo darbus. Auksinės siūlės ceremonija buvo surengta spalio 22 dieną. Lenkijoje užbaigta 90%, o Lietuvoje 95% projekto darbų. Tikimasi, kad visi jie bus užbaigti ir dujotiekis pradės veikti ateinančių metų 3-ojo ketvirčio pradžioje. Štai keli faktai ir skaičiai. Jungtis yra 520 km ilgio, iš jų 165 km Lietuvoje. Pralaidumas 27 teravatvalandės gamtinių dujų per metus į Lietuvos ir 21 teravatvalandė į Lenkijos pusę. Tai yra atitinkamai 2,4 ir 1,9 milijardo kubinių metrų. Palyginti per Lietuvos dujų sistemą 2020-aisiais 3 Baltijos šalims ir Suomijai patiekta apie 33 teravatvalandės arba 3,1 milijardo kubinių metrų gamtinių dujų. Dujotiekio projekto biudžetas apie 0,5 milijardo eurų. Šiuo dujotiekiu prie Europos dujų sistemos bus prijungtos ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos bei Suomijos dujų sistemos. Dujų vartotojams abiejose sienos pusėse atsiras prieiga prie Lenkijos ir Lietuvos suskystintų gamtinių dujų importo terminalų. Iš Lietuvos pusės jau pasigirdo siūlymai kalbėtis apie jungtimi naudotis skatinančią tarifų sistemą. Kodėl tai svarbu? Numatytų grafikų ir įtelpantį biudžetą, taip projektą apibūdina jo statytojai. Jei tiesa, taip per pandemiją atlikti dujotiekio tiesimo darbai skamba kaip neblogas rezultatas, ypač žinant, kad projektas Lietuvoje prasidėjo kivirčai su potencialiais statytojais. Ginčai beje baigėsi taikos sutartimi, tik šį rugpjūtį. Nauja infrastruktūra taip pat priartins mūsų dujų kainas prie europinių. Tiesa, turbūt ne itin smarkiai, nes dalį darbo jau atliko dujų importo terminalas Klaipėdoje. Visgi dujotiekis įgalina ir prekybą, kai suskystintų gamtinių dujų terminalas tik importą. Beje, abi pusės panašu ketina naudoti dujotiekį eksportui. Manau, svarbiausia, kad jungtis leis Baltijos šalių ir Suomijos dujų sistemoms dalyvauti neišvengiamoje žalioje Europos dujų sistemos transformacijoje. Jo labiau, kad tiksli šio proceso trajektorija dar ir nėra iki galo aiški. Pakalbėkime šiek tiek apie uostus ir vėjo jėgaines. Jūrinio vėjo milžinė RWE Renewables spalio 12 dieną lankėsi Klaipėdoje, kur susipažino su Lietuvos vėjo jėgainių jūroje statybų planais ir galimybėmis vystyti susijusią veiklą uoste. Uosto vadovybė išklausė bendrovės poreikius ir patikino, kad yra pasiruošusi juos įgyvendinti. Tad konkrečių žinių nedaug, bet vizitas prideda dar vieną bendrovę į Baltijos šalių jūrinio vėjo žemėlapį. Lietuvos planuose 700 MW galios jūrinis vėjo parkas iki 2028-ųjų, galbūt ir antras toks. Projektai susidomėjimai yra išreiškusios Lietuvos valstybinė Ignitis grupė, yra pasirašysi bendradarbiavimo susitarimą su Ocean Winds, antrinė prancūzų ENGIE ir ispanų EDPR bendrovė. Galimybės dalyvauti projekte neatmeta ir Estų ST Energija, bendradarbiaujantį savo ruoštų su danų Ørsted. Pastarosios lobistai ir savarankiškai žvalgia projektą jo rengimo metu. Tiek jėgaines statyti, tiek jas aptarnauti nori ir pramonės bei energetikos bendrovių koncernas Achemos grupė. Ji apie vėjo jėgaines jūroje kalba jau 10 metį,
Be to yra viena iš nedaugelio turinčių erdvės veiklos plėtrai Klaipėdos uoste. Kodėl tai svarbu? Vėjo jėgainių projektai yra atsinaujinančios energetikos amžiaus megaprojektai. Jiems reikia milžiniškų investicijų, ne tik į pačias jėgainės ar elektros infrastruktūrą. Jų statyba ir priežiūra reikalauja infrastruktūros uostuose. Dėl visų šių investicijų tarpusavyje konkuruos bendrovės, uostai ir šalys. Tai, taip sakant, įdomu. Energy Cells – specialiai energijos kaupiklių sistemos diegimo projektui įsteigta valstybės valdoma bendrovė. Spalio 15 dieną pasirašė sutartį dėl baterijų sistemos įrengimo su JAV ir Vokietijos bendrovėmis Fluence ir Siemens Energy. Šios bendrovės jau įrengė 1 MW bandomąją bateriją Lietuvos elektros sistemos valdytojui Litgrid. Pastarasis projektas buvo užbaigtas ir prie sistemos prijungtas rugsėjo pabaigoje. Naujo susitarimo vertė 109 milijonai eurų. Už juos ketinama įrengti 4 bendros 200 MW galios, 200 MWh talpos akumuliatorių sistemas. Sutartis apima sistemos projektavimą ir priežiūrą 15 metų po jos įjungimo. Baterijos bus diegiamos Vilniaus, Alytaus, Šiaulių ir Utenos pastatėse. Tai turėtų būti atlikta iki 2022 metų lapkričio. Baterijų sistemas ketinama panaudoti energijos sistemos stabilumui ištikrinti iki atsijungimo nuo iš Maskvos valdomos IPS-UPS sistemos. Jei viskas eisis pagal planą, iki 2025 pabaigos. Po to baterijų kaupimo sistema turėtų būti perduota privačiam operatoriui konkurso būdu, kurį energetikos ministerija dar turės apibrėžti. Kodėl tai svarbu? Baterijų sistema atliks svarbią funkciją užtikrinant, kad šalies energetikos sistema būtų pasiruošusi dirbti savarankiškai. Tai yra vienas iš reikalavimų prisijungiant prie kontinentinės Europos elektros tinklų. Dar įdomesnė dalis yra tai, kaip seksis šią mokesčių mokėtojų lėšomis sukurtą įrangą perduoti į privačias rankas, bei kokiomis sąlygomis tokie įrenginiai dalyvaus elektros sistemoje po sinchronizacijos. Kalbant apie sinchronizaciją, Baltijos šalių ir Lenkijos elektros sistemų valdytojai pateikė trečią prašymą sinchronizacijos, tai yra Baltijos šalių prisijungimo prie kontinentinės Europos elektros sistemos projektų finansavimui iš ES Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų Connecting Europe Facility arba CEF. Prašoma 238 milijonų eurų 4 projektams aplink Harmony Link elektros jungtį Lietuvos ir Latvijos pusėje. Tai yra tai, kas netilpo į 2014-2020 metų CEF biudžetą. Grubiai tariant, sinchronizacijos finansavimas yra suskirstytas į 2 etapus. Pirmoji Baltijos šalys gavo lėšų savo vidiniams elektros tinklams stiprinti, antrasis etapas – tarptautiniai projektai ir papildoma įranga. Jam visam tiesa lėšų ankstesnėme periode neužteko, tad dalis persikėlė į 2021-2027 metų laikotarpį. Visa sinchronizacijos projekto sąmata siekia apie 1,65 milijardo eurų. Praėjusių metų pabaigoje patvirtintas dalies antrojo etapo finansavimas 720 milijonų eurų buvo skirtas Harmony Link, jūrinės elektros jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos projektui. Taip pat Lenkijos elektros tinklams pastiprinti ir specifinių įrenginių, sinchroninių kompensatorių įrengimui Baltijos šalyse. Iki šiol projektai finansuojami 75% intensyvumu, šį kartą tikimasi nemenkesnio. Kodėl tai svarbu? Be ES finansavimo 3 Baltijos šalių atsijungimas nuo rusiškos elektros sistemos nebūtų įsivaizduojamas. Jo eiga, taip pat ir finansavimo užtikrinimas yra stebėtinė savaime. Be to, gera žinoti, kad bent jau ES lėšos vis dar sugeba suvienyti 3 Baltijos šalis bendriems energetikos projektams. Na ir dabar šiek tiek apie tą saulės jėgainę. Praėjusią savaitę mano akis užkliuvo už pranešimo apie naują parketo gamintojos Bauer Group Lietuva saulės jėgainę. 2,1 MW galios saulės elektrinę ant gamyklos stogų įrengė valstybės valdomai Ignitis grupiai priklausanti Ignitis. Grindų gamintoja jėgainę nuomojasi 10-15 metų. Tai yra, kaip skelbiama, vienas didžiausių tokio tipo įrenginių regione, elektrinė leis patenkinti apie 6% gamyklos metinio elektros poreikio. Na ir kodėl tai svarbu? Ši žinia iliustruoja augančias saulės jėgainių apimtis. Iki pandemijos gamykloms Lietuvoje buvo įprastesnis 1,5 MW saulės jėgainių dydis. Be to, anksčiau įprastesnės būdavo investicijos į nuosavą saulės jėgainę, o ne jų nuoma. Nuoma iliustruoja dar vieną būdą pramonininkams fiksuotą kainą gauti žalios elektros energijos.
šalia elektros įsigijimo sutarčių, vadinamųjų PPA, nutolusio saulės parko nuomos ar nuosavos jėgainės įsirengimo. Tokia nuoma regis yra dar vienas modelis, kaip galima ir finansuoti nuosavos saulės jėgainės įrengimą. Taip nereikia turėti ar skolintis spėčiau apie 1,5 milijono eurų. Kuo lankstesni ir įvairesni būdai kurti naujus žalios energijos gamybos pajėgumus bus prieinami, kuo platesniam vartotojų ratui, tuo geriau bus mums visiems. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Ten pat rasite nuorodą į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.